kelia kultūrą. Sveiki! Net reikia parašyti, kad į šventę įėjimo bilietas būtų su vainiku. Linksma tokį komentarą, nes man kažkaip visi... Gal faini žmonės? Nu, aktyvus bent jau, tai tikrai. Nu. Man dobiliukai tai gražiausi. Pirmą kartą darau šitą. Šitą darom. Oka. Oi, kupolėlė, kas tave įkasė kupolėlę, kupolę. Gerai bus gal. Bambuką tai nėra paprasta kauti. Tai turėtųsi iš tos pusės. Taigi viskas gerai. Gerai, ką jau čia, tai jau gerai. Šešionė daug kas. A, taip. Dėkui. Kiolika kokia jau. Labą dieną. Prašom visus arčiau. Laba. Visus džiaugiuosi ir kad yra ir naujų veidų. Kaip ir kasmet, šitam nuostabiam rasų laike susirenkam čia, prie Altoniškių piliakalnio, kad atšvęstumėm šitą nuostabią šventę. Šventė, kai saulė būna savo pačioj ilgiausiai dienoj. Dabar mato turbūt visi, kad naktis beveik kaip šiaurėje, kaip baltosios naktis ir nesutemsta. Saulytė mūsų visa kupina, visa pilna. Ir šitą laiką labai gerai yra pabūti gamtoje ir išjausti tą gamtą. Pabūkime, kas gali šiandien basi. Pakvėpuokime šito nuostabių orų. Pajauskime visą tai ne tik akim, ausim, o tiesiog visą savo esybę. Kaip gamta į mus kalba, kaip jinai į mus kvėpuoja. Būkime visi drąsūs, dainuokime viską drauge.
tata, kalnoti tata, nutiri tata, kalnoti tata, kalnotiri tata, kalnoti tata, nutiri. Džiaugti mūsų šventa giraitė, matė ten užrašyta va. Tai va šitie medukai visi va, ąžuoliukas, toliau dar ten toliau yra, tai mes, na jau gal 10 metų, vat, ar tai būtų jungtuvės, ar tai vardynos, tą progą vat, sodinam medelius, paskui juos vat, prižiūrim. Nu ir, kaip sakyt, gal girdėjot, kodėl šventoji giraitė nebuvo galima šakelės nulaužti. Ogi gerbent tų žmonių atminimą. Tai vat, sekdami protėvių pavyzdžių, mes vat ir taip elgiamės. Va. O šitą šventę dar tik noriu pasakyti, vadinasi ratas, bet ir kupolės. Tai tarytum kaip sueinam į tokią kupetą, va, į gražų ratą sustojam. Tai labai taip įdomus pastebėjimas, toks teko nugirsti, kad tada mes šitokių švenčių metu, ypač rasų ar kitų, mokinamės būti drauge kartu. Gražiai, nesipykt, į ratą sustoja, va. Kurošia šventa giraitė, marga gyvata gyvybė, gyvatė susiraitė. Tarp gražuolių, ąžuolių, pušelių, puselių, seselių įsitaisė, sakų, gintarinę karūną pasitaisė ir sako, sekė pasakėčia, kad jei turi gerą sakėčią ir medinėje troboje gyveni, žemelė žeminėlė tau po kojomis arti ir arti arkliuku tau eiti ją arti, vis tiek žemelė po kojomis arti ir kur tada nereikia eiti? Į prekybos centrą iki. Nu, ar ten ir tai nesvarbu. Jei tiki, tai sakau tada iki. Tokį labai gražų Ovos upelio linkį. Čia jautiesi tarsi gamtos glėby, pačios žemės glėby. Ir šitoje vietoje upelėje mes kasmet visus prausėme. Prausime šiandien mūd visos tutę.
Ir į viršų galit kopti. Rauskitės, ugnelė, rauskitės. Atėjom prie mūsų rasų šventės vartų. Kupos vartų, žolynų kupos ir žmogaus kupos vartų. Ir dabar mes keliausim tokį apeiginius 2 ratus. Aplink dešinį vartų stulpą keliauja vyrai, aplink kairį stulpą keliauja moterų ratas. Viena šakelė, dabilė, kita viršūnėlė, dabilė. Viena šakelė, dabilė, kita viršūnėlė, dabilė. Siūsma braliuką, dabilė, Vilniaus miestelė, dabilė. Nebent tai moteriai pusė auga. Jeigu pusė auga, gali taip. Kas laukia, reikia, reikia,
kur rankelės jas visi, taip lieka savo radės radės, kur rankelės radės Nu ir galit leisti tada, jeigu. Gerai.